Sveiki visi, čia aš Otilijus Žepa, kitaip vardenis pavardenis. Šiandien parodysiu, kaip reikia paleisti muziką per Counter Strike'ą. Be jokių Be jokių ten šūdniekių, kaip paleisti, pavyzdžiui, per YouTube muziką ir jungti Counter Strike'ą, šito nereikia. ir su K. Ir K paspaudęs laikyti. Taip, nereikės laikyti raidžių, tiesiog paspausite vieną mygtuką ir viskas. Pradedame. Nuėjome į internetą, belet kurį, kokį turite. Nueinam į hldj.com, jei neklystu, LT. Jeigu neklystu, kažkoks šūdo bus. Klystu, tai aš gal einu per Google. Aš pamiršau biškį. hldj.org. Tada spaudžiame download. Ir va šitą versiją atsisiunčiame. 32 bitų. Arba 64 bitų, pas mane 64 bitų. Taip neveiks. Vis tiek. Aš bandžiau. Ir kiti bandė. Pasiūlės yra. Tada išekstraktiname. Desktopą. Į desktopą. Gerai. Išekstraktiname. Tada mum interneto nebereiks. Tada va tokia turi toks aplankalas būt. Va toksai turi būt. Tokia turi programa būt. Filmuoja pas savo draugą, net biškai kompas lūžta man. Va tokį lentelę išmės. Su jie nieko nespauskit, Tada šičia nieko neturi būt, tada spaudžiame setupą. Spaudžiame. Spaudžiame tada tokį pliusiuką. Tada mums biškai pakrauna. Va. Game pavadinimas galite bet ką parašyti. Aš taip parašau, kam ten Strike, pavyzdžiui, 1.6. Čia negali būti sūris, turi Gold SRC būt. Tada kokį norit, kad mygtukas jums grotų paspaudus. Man patogiausias F1. Game direktorija. Tai kur jūsų žaidimas randasi? New folder. Games ir Counter Strike. Čia Counter Strike'as bus ir ten žinai. Tada spaudžiame C-Strike ir OK. Counter Strike Ir va čia audio, iš kurio folderio jums muzika gros. Ir va, ir pagrindas jau sukurtas. Spaudžiame Yes. Tada spaudžiame gerai. Ir dabar tokią natą spaudžiame. Audio converter. Būtinai pasidarykite ant 60, nes kitaip jau muzika vien traškėjimas girdėsis. Šitą pilnai. Va čia reikia folderį susikurti naują, kad kelt muzikas į jį. Tai aš turiu susikūręs visą nėra. Kur? Tai vada. Pasakykit ten tipo kur eini. Mes einame. Tiksliau mano draugas eina, rodo kur jo dainos, nes aš nežinau kur jo dainos. New folder, ten visokios dainos, pavyzdžiui, kokios. Čia video, games. Va dainos. Jeigu ten labai bus daug dainų, jums gali krauti net ir kokias 2 valandas, nes pas mane 4 dainas krovė 20 minučių. Pas man tai labai daug. Tai pas tai turėsi iškrauti kokią 2 valandas. Beveik mažiau dainų. Sukursiu aš geriau naują folderį. Nu jo, ir vieną. Jo, ten kad galėsim gerai muziką. Gerai, gal geriau tai padarom. Tada iš šito folderio turėtų Tai muziką įsikrauk, va čia tuoj.
Va. Namas, dainos. Ir tada tu pačią savo geriausią dainą, kokias mėgsti. Nu, aš tik vieną įkelsiu, todėl belekoti. Čia yra. Bet aš galiu pranešti, kad ant kai kurių Counter Strike'ų šitas neveikia. Iš laikiuksio Counter Strike'o tikrai neveiks, aš jau bandžiau. Nu ir va. Botais aš turiu. Tai gerai tada. Va, iš šito bus keliama muzika iš šito. Jūs jeigu va taip paprastai kelsite, pavyzdžiui, čia muzikos būtų ir kelsite į audio, jums netiks, neleis tiesiog. Išmes lentelę, arba bus įkelta, įsikels kaip nors, bet neveiksim. Va, spaudžiame tada šitą. Jums pakraus. Jeigu gera muzika daug užima vietos, nu pakraus kokį 5 minutės, jeigu mažai užima. Nu va. Tai va, viskas baigta. Dabar daugiau nieko išjungkite. Prieš jungdami tiesą Counter Strike'ą kitaip, spauskite šitą. Šitą tokį erorą jums išmes turėtų, bet kadangi neišmeta, tai pas mane turėtų išmesti. Nu va šitas reiškia, kad jau jums veikia halo dydžiai. Tada nueinam į belet kokį, bet pranešiu dar vieną, negali, kai paleisite dainą, nejungkite, nieko nedarykite. Net nerašykite, nes jums daina automatiškai gali susiknilti. Nesusiknilti, bet tiesiog įsijungs. Belet kokį savo pamatys. Ką pamatyrum? Ne, pas mane pamatys. Žodžiu. Nu tai gerai, like, subscribe ir visą gerą. Nu va taip ir veiktų. Turėtų. Visą gerą.